Sveiki, mėly klausytojai ir žiūrovai, čia Nedas Šinkūnas, jūs klausotės projekto Milijonas medžių Lietuvai tinklalaidės. Tai nacionalinė iniciatyva, startuojant jau dabar ir bus tęsiama iki 2030 metų, kurios tikslas kartu su Lietuvos mokyklomis per visus šiuos sezonus pasodinti 1 milijoną medžių. Kiekvienas medis turės savo ID žemėlapį ir bus įtrauktas į bendrą skaitiklį. Vaikai ne tik sodins, bet ir mokysis apie rūšis, biologinę įvairovę, klimatą, dirvožemį ir aplinkosaugą. Šiandienos tema, ką medžiai reiškia visai ekosistemai. Nuo vabzdžių iki dirvožemio, iki paukščių, krūmynų struktūrų, žaliosios mokyklos aplinkos ir tvaraus kraštovaizdžio. Mūsų pašnekovas, gamtininkas, aplinkos tyrinėtojas, gyvosios gamtos stebėtojas ir žmogus, kuris puikiai mato, kaip gyvena ir sąveikauja gamtos sistemos, Mindaugas Kirstukas. Mindaugai, sveiki atvykę į podcast. Sveiki. Tai trumpai, kaip galėtumėte pristatyti save klausytojams, ko užsiimate gamtos srityje? Jau kaip ir viską Nedai pristatėt, tai jau beveik galiu nebeprisistatyti, bet iš principo tai užsiimu, kaip sakyt, kas man įdomu, tai praktiškai gamtos stebėjimu, o stebiu viską, ką tuo metu galima pastebėti, tai nuo vabzdžio iki paukščio, žinduolio ir iki to pačio medžio. Labai mėgstu būti miške prie vandens telkinių ir tiesiog nuo vaikystės, kadangi domiuosi gamta, tai seniau save laikydavau ornitologu, bet tos rytis išsiplėtė. Nesakau, kad kažkur giliai domiuosi ar užsiemu mokslinę veiklą, bet tiesiog tas gamtos stebėjimas, kaip ir pramoga, ir hobis, ir kartu ir darbas, tai man labai patinka, tai tiesiog esu gamtininkas. Kaip kilo jūsų ryšys su gamta? Beje, aš seku patį socialiniuose tinkluose, labai daug gražių nuotraukų užfiksuojat. Matavai, tai darbo momentai, tokių kadrų, įspūdingų kadrų, retai kada galima būtų išvysti. Kaip jums tai pavyksta? Gal tiesiog taip tik tai iš šono toks įspūdis susidaro, tiesiog aš laikau save kažkiek, laikydavau anksčiau gamtos fotografo, tas laikai keitėsi, tai dabar jau tuo nebeužsiimu aktyviai ir tiesiog fotografuoju tai, kas man pasirodo gražu arba ką noriu parodyti kitiem gražaus, tiesiog telefonu, dažniausiai jau fotoaparato nesinešioju ir tiesiog tas kitiem įspūdį sudaro, kad aš ten vien gamtoj būnu, vien miške ir vien tik tai viskas aplink gražu, bet tiesiog kai daug būni, daug matai, tai užtenka pamatyti tam tikrų kampų kažką gražaus ir paduot draugam parodyti, tiesiog aš tikrai nerodau plačiai visuomeniai ir neturiu nei sekėjų nieko, tiesiog draugų ratai iš miško, iš gamtos, kažkokius įspūdžius parsineštus, užfiksuotus, stengiuos pasidalinti. Aš visada sakau, kad visi gražūs darbai mėgsta tylą, bet Mindaugai, tai kaip kilo ir iš kur atsirado tas jūsų ryšys su gamta? Galbūt vaikystėje kažkoks momentas, galbūt kaip į šią kryptį? Kažkokio momento atskiro turbūt, kad nebuvo, bet tiesiog taip susiklostė aplinkybės, kadangi augau, kaip gamtininkas Selemonas Paltanavičius sakydavo, tarp miškų augi, tau ten yra aplink miškai ežerai, Aukštaitijoje Rokiškio rajone, tai seneliai turėjo sodybą vienkiemį, tai pamažu būnant gamtoj, pradėjau domėtis, kas aplink, kokie paukščiai. Pirmiausia, aišku, atsirado knygos, interneto nebūdavo tais laikais, tai tiesiog tas domėjimasis atsirado pamažu ir, sakyčiau, prasidėjo nuo paukščių, galbūt nuo drugelių, tą, ką įdomiausiai gamtoj, ką lengviausiai pastebėti, kas gražiausia, čia daugeliui gamtininkų taip ir nutinka, kad didžioji dalis prasideda nuo ornitologijos, savo gamtinį kelią pradeda nuo paukščių, dažnai. Tai tiesiog man ta aplinka visa sudarė sąlygas, buvo ten kažkiek gal žmonių kažkokių įtakojo vienas kitas, bet principė vien aplinka man sudarė sąlygas, pirmos knygos pamatytos ten apie paukščius ar augalus ar žinduolius sudomino ir tiesiog pats pamažu išmokau to ir paskui pakrypo visa ir veikla tas rytim. Iš tikrųjų, medžius mes dažniausiai suvokiame kaip žalumą, bet jų funkcija tų medžių yra daug platesnė. Kaip paprastai paaiškinti, ką medis reiškia ekosistemoms? Medis ekosistemoms tai jis labai daug duoda ir jis galima sakyti, kad yra toks variklis. Tai jisai ir orą valo, ir šešėlį duoda, ir suteikia prieglobstį daugybei organizmų, pradedant mikroorganizmais, nebūtinai visus pastebim, grybais, kerpėm, vabzdžiais, baigiant žinduoliais, tiesiog
Jisai yra namai daugeliui kitų gyvūnų, kitų rūšių, suteikia prieglobstį ir plius, aišku, ir žmogui jisai yra, kaip sakyti, ir pasigėrėjimo objektas, ir oro valytojas, ir triukšmo šalintojas, dulkių. Tiesiog daug reiškia. Kaip medžiai kuria sąlygas vabzdžiams, paukščiams, dirvožemiui ir mikroorganizmui? Būtent tai dabar ir paminėjau. Taip, tai pats medis, aišku, nuo medžio priklauso, nuo vietos, nuo daug aplinkybių, bet pats medis vis tiek, jis kuo vyresnis, kuo senesnis, tuo sukuria daugiau sąlygų kitiem organizmam. Pasodintas, žinoma, ten 1-2 metais, ar ten, kol bręsta, užauga, jisai vis tampa kasmet svarbesnis. Kasmet atranda jį daugiau vabzdžių, daugiau paukščių, daugiau žinduolių, ir jis kuo vyresnis medis, ir ypač senstantis, kai būna drevių, tarpų atsiranda, tai sukuria tiesiog sąlygas daugybei organizmų, pradedant, kaip minėjau, grybais ir smulkesniais visokiais organizmais ir baigiant didesniais matomais, tai žinduoliais, paukščiais, vabzdžiais. Iš tikrųjų, mokyklos kaip gyvosios gamtos erdvės. Jeigu mokyklos šiuo metu yra gan tuščias kiemas, moderniai sutvarkytas, išklotos trinkelės, kaip realiai galima jį paversti gyva gamtinė erdvė? Pirmiausiai, tai aišku, jeigu jau įsivaizduot, kad didelis trinkelių plotas, tai gal galima pagalvoti, ar galima kažkuriuose vietose jas tiesiog praardžius įleis gamtos truputį, nes daug labai pastangų ir nereikia, matom, ir šaligatvio plytelių tarpuose visur gamta, jeigu žmogus nieko nedaro, tai tiesiog pati atranda savo nišą, greit užima tas vietas. Bet šituo atveju, tai aišku, kurt aplinką, tai jeigu trinkelių negali išimti, tai belieka kažkur šalia tų aikščių betoninių, kurt gamtinę aplinką, įleisti pievą, pasodinti medžių, krūmų ir pamažu gamta tai suranda ir viskas savaime klostosi toliau. Tvarkoj, bet dabar, sakykime, turime tvarkingą žalią zoną, ar ne? Kuo jis skiriasi nuo tikros biologinės įvairovės zonos? Aišku, reiktų pasižiūrėti kokią tą zoną, bet jeigu miestą įmant, tai jinai skiriasi labai, nes žalioj zonoje mieste neturim paprastai apačioje nei gyvos medienos, paprastai yra šienaujama, žmogus perdėtai dažnai rūpinasi ir tas sutvarkymas, jisai niekad nesukuria tokių sąlygų, kokios yra miške. Tai čia yra pagrindinis skirtumas, kad vis tiek žmogaus prižiūrime pieva, vėja, jinai niekad nebus tokia kaip miške, kur yra negyva mediena, yra grybai, rūšių įvairovė didžiulė, buveinių įvairovė ir visos kitos sąlygos. Pakalbėkime apie tai, ką medžiai duoda vaikams, jaunimui ir bendruomenėms. Kodėl vaikams itin naudinga turėti gamtinę aplinką, ne tik aikšteles, bet ir tikras gyvas buveinės? Aš manyčiau, kad vaikams labai svarbu tai kaip ryšys su gamta, nes turbūt, nežinau, gal 100 skaidrių kažkokiu pamokoj neatstos to ryšio, ką vaikas patiria išėjęs 5 minutės ar kiek, jeigu dar su mokytojais gamtoj, stebėdamas ją, analizuodamas kažką, užsirašydamas pokyčius. Tai manau, kad svarbiausia šitoj vietoje yra estetinis vaizdas ir ryšys su gamta, gamtos supratimas, kad gamtą reikia saugoti, ją rūpintis ir tolesnis pažinimas prasideda nuo arčiau namų esančių dalykų. Tai reiškiasi, vaikų elgesį, smalsumą ir pažinimą tai iš tikrųjų keičia? Žinoma, kad keičia. Ar galima sakyti, kad gamtos stebėjimas ne tik mokymasis apie ekosistemas, bet ir emocinė psichologinė gerovė? Be abejo, tikrai pritariu ir čia turbūt vaikam net svarbiau šitas dalykas yra. Kadangi projekto metu planuojama pasodinti 1 milijoną medžių, kokios gali būti sodinimo klaidos ir ką galėtume patarti žmonėms? Iš tikrųjų, žmonės dažnai stengiasi gamtą pagerinti. Mes visi žinome, kad gamta iš esmės yra tobulas, perfekcionistiškai veikiantis visuma, galbūt taip galima būtų pasakyti. Tai kokių klaidų žmonės padaro, bandydami pagerinti gamtą? Klaidų padaro daug ir labai dažniausia klaida tai tas noras pernelyg kažką sutvarkyti, išvalyti, nugenėti ir taip toliau, nes žmogus, kaip minėjau, tvarkydamas gamtą, jis ją tik tai pablogina daugeliui rūšių sąlygas ir tas sutvarkyta gamta niekad neatstos miško, natūralių buveinių, tai tų klaidų gali būti daug ir lygiai taip pat ir su medžių sodinimu tiesiog turi dalyvauti ne vienos srities specialistai, mokslininkai, kad būtų parinktos
geros vietos, atsižvelgta į ne vieną aspektą ir klaidų, kad išvengti, tiesiog turi dalyvauti ne vienas specialistas. Ar tiesa, kad medžio išgyvenimas priklauso ne tik nuo sodinimo, bet ir nuo aplinky esančios visos gamtinės struktūros? Kažkiek taip, čia aišku klausimas turbūt dendrologam būtų, bet vienas medis visą laiką, jis nėra toks atsparus aplinkos, ypač neįgiamiam poveikiu, žmogaus poveikiu, kaip medžių grupė ar didesnis kažkoks parkas. Sakykit, ką jūsų manimų Lietuvai gali duoti milijono medžių iniciatyva, jeigu ją žiūrėtume ekosistemiškai? Tiesiog miestai taps žalesni, galbūt atsiras jungtis tarp miestų, įsivaizduokime, jeigu dalyvaus mokiniai ir bus sodinama kažkur mokyklų artimoje aplinkoje, tai tiesiog pasigražinsim aplinką ir žiūrint į ilgą perspektyvą, tai medžiai ilgam laike jie duos labai daug naudos ir gamtai, tiesiog rūšim, kažkokiam rūšim bus patys suteiks buveinės paukščiam, vabzdžiam, grybam. O dabar pakalbėkime, užduosiu tokį klausimą ateičiai. Kaip gali keistis būtent tos zonos, mokyklų, kaimai, miestų, žaliosios zonos po 10-20 metų? Aš manau, kad svarbu išlaikyti tą kryptį ir sodinti vietinius medžius, vietinės rūšis, nes tikrai dar prie tų klaidų galima būtų paminėti, kad žmonės sodina, kas jiem gražu, o ne kas naudinga gamtai. Tai jeigu būtų sodinami medžiai vietinės rūšis, kurios yra ilgamžės, atsparios aplinkos poveikiui ir jos jau yra per šimtmečius ir tūkstantmečius su ryšį sudariusios su kitais gyvūnais, tapusios jų maistu ir prieglobsčiu ir taip toliau. Tai manau, kad šitas dalykas yra svarbiausias, kad būtų tinkamai parinktos vietinės rūšis ir nemaišyti jų su gražiom, mažom, spalvotam rūšim, kurias mėgstam dabar sodinti miestuose. Ar galima drąsiai teigti, jog ši iniciatyva gali realiai ir iš tikrųjų prisidėti prie biologinės įvairovės atsigavimo? Be abejo, taip galima tinkamai suplanavus darbus, atrinkus rūšis, parinkus vietas, sudėliojus visą eigą, be abejo, kad gali pasitarnauti ir aš manau, kad taip ir įvyks. Sakykit, jeigu galėtume visiems vaikams pasiųsti žinutę, kurie sodins šiame projekte medžius, kas tai būtų? Aš galvoju, kad palinkėčiau sodinant medį įsivaizduoti, kad ten jo draugas yra, kad jis turi pasirūpinti to draugu mažesniu ir tada viskas vyks savaime, atsiras ryšys kažkoks, tiesiog nepamiršti pasodinto medžio. Mindaugai, labai ačiū už pokalbį ir už tai, kad padedate suprasti, kaip svarbu matyti medį ne tik kaip augalą, bet kaip visą gamtos ekosistemos dalį. Norėčiau padėkoti klausytojams, kad buvote kartu. Primenu, kad Milijonas medžių Lietuvai projektas jau startuoja ir tęsis iki 2030 metų. O kiekviena mokykla gali tapti miesto ar miestelio žaliąja sala. Tinklalaidėje dalyvavo gamtininkas Mindaugas Kirstukas, ją vedė Neda Šinkūnas. Iki kito epizodo. Auginkime žalią Lietuvą kartu.